Labas rytas, bičiuliai iš naujos šalies. Šį kartą sveikinamės iš saulėto Tuniso, iš Susė miesto. Tunisas – Šiaurės Afrikos brangakmenis, kur susilieja Viduržemio jūros ramybė ir senovės istorijos didybė. Ši šalis stebina savo kontrastais, nuo auksinių Sacharos smėlynų iki vaizdingų pakrančių ir žaliuojančių alyvmedžių giraičių. Keliaudami per Tuniso miestus atrandate tūkstantmečius trunkančią civilizacijų palikimą. Šventasis Kartaginos miestas, buvusi galinga imperija, šiandien gimsta kaip archeologinė vietovė, pasakojanti didingą istoriją apie finikiečius ir Romos imperiją. Tunisas taip pat žavi savo architektūrą. Didingos mečetės ir puošnūs rūmai atspindi islamiškos kultūros šlovę. Sostinė Tunisas – tai miestas, kuriame susipina šiuolaikinis gyvenimas ir šimtmečius trunkančios tradicijos. Senamiestis Medina vilioja siaurų gatvelių labirintais ir spalvingomis turgavietėmis. Tunisas – tai vieta, kur dykuma, jūra ir istorija susijungia į nepamirštamą kelionę. Mamytė jau paėmė tą man apelsinų ar kokį ten? Mango. Mango. Pirmas sustojimas ledų kioskas. Jo, Auguste? Suvalgom ledų ir einam toliau nuotykiaut žiūrėt, ką čia turi mums pasiūlyti šitas miestas. Gal surasim, tikimės surasti turgų kažkokį ir pažiūrėt, ką tenai gero jie parduoda. Sveiki, sugrįžę. Po kiek ledai Tunise? O Dieve, net nežinau. 30 centų, man atrodo, Dainius sakė. 30 centų? Jo, apie 13 šitų, ne, 1,30, tai čia būtų 1,30 dinaro, 30 centų. Čia su smulkiais pinigais biškai sudėtinga, visi nori change. 20 paduodi, jau jie neturi keisti. Nu jo, jie turi keisti, bet žinai, jie čia nori apgauti, už kad turistas sako, neturim grąžos atseit, kad, maždaug, kad paliktumėm jam grąžą. Skanu. Gerai, dabar gal bandysim ieškoti SIM kortelę nusipirkti, kad turėt navigaciją kažkokią, kad, orientuotis, kur einam, ką darom. Ir taksą įsikviesti. Taksą įsikviesti, jo. Čia veikia Boltas Tunise. Ir iš tikrųjų gan pigų, važiavom dabar vos ne 15 minučių už 4-5 eurus kažkur iki nuo mūsų viešbučio, iki šito Sus miesto. Bet daugiau kaip 4 žmonių neįma į taksą. Iš vis. Ai, jo, jeigu mes esam 5, tai kategoriškai ne, sako, 2 taksus įmat ir važiuot. Va, atėjom kažkokia turbūt čia ta pilis. Dedulis, jis sako, marihuana, hašiš. Tai eisim tenai, praseisim, užlipsim į bokštą būtinai. Ir ieškosim dar street foodo. Va, SIM kortelių kioską matau. Einam žiūrėt, kas su kainom. Tai manau, nusipirksim vieną kortelę, mums užteks ant visų, nes keliaujam visi kartu, tai nereikia ten tų 2-3 kortelių, manau. Nu ką, judam į šitą visą šašaryną, balaganą. Čia įdomu bus. Turgaus gyvenimą. Žiūrėsim, nežinau. Pirkti, aišku, mums nieko nereikia. Oi, čia iš karto, žiūrėkit, mus kas pasitinka. Toks kaip skudurynas, katinai miega tarp rūbų. Prieskonių. Odinių striukių. Nu, žodžiu, kaloritas neblogas, kaip mes mėgstam. Babučių turgus. Čia vadinasi, einam, pasikuisim.
Su kainom neaišku, kainų nėra, tai čia jie šauna iš galvos, pažiūri turbūt į tave, kaip atrodai ir pagal žmogų nusprendžia, kiek tau kainuos tas dalykas. Ir aišku, paskui tada dėriesi, kaip ir visur. Ką, išėjom biškį iš turgaus į šoną. Biškį norim pasiklyst, kaip sakant, tose vietinėse gatvelėse. Va štai kokia graži baltai mėlyna gatvė. Eisim biškį, blūdysim. Nu, sveiki, katūkai. Mes čia greitai praeisim, gerai. Ir eisim savo keliais. Ką tu? Dedam į lagaminą. Va šitą va dedam į... Batono patrupinta. Ui, čia pažiūrėjau. Va, kaip matot, žiūrėkit, kokios siauros gatvės. Kaip paremta siena. Nu, čia jo, vietinė inžinierija. Čia jaukiai pasivaikščiot vadinasi. Jeigu matot, siena tokia pasvirus ir va, kaip. Koks sprendimo būdas sutvirtinti sieną. Ir katinų visur. Eini ir nežinai, kur eini tiesiog. Arba į kairę, arba į dešinę. O jau iš mečečių sklinda kvietimas į maldą. Nežinau, kur mūsų banda kažkur su katinais fotkinais. Vaikštam vis ratais. Bandom surasti kokias kavinukę arba tėlės atsigert. Bet kol kas nesėkmingai. Randam tik visokias taisyklas, kažkokias mažas parduotuvėlės. O štai dar viena po kairę, kažkokia kuprinių tašių, suknelių. Sivykla vėl, o gal priekį ten gal rasim. Kas čia? Va čia kažkokį čia buriekų. Čia patį kepa. Nu išėjom biškai tokią gatvelę, kur jau biškai eismas vyksta, parduotuvėlių yra keletą, čia va vietiniai vaikšto. Ir radom kavinę. Eisim atsigert arbatėlės. Ir visur katinukai. Labai gražu iš tikrųjų. Labai švaru, nėra šiukšlių. Čia į sklepą galima leistis. Čia jo galima, bet einam kavinės, kavikės atsigersim. Ėjom į terasą, bet pamatė Leidžia į sklepą. Į sklepą leidžia. O gal ten bus fainai? Vynrausys. Noirė, sakyk. Oho. Vau. Biškį tamsu. Labai ankšta. O. Ai, čia kambarys toks. Čia toks arbatėlė atsigeria. Girdi, duris uždarytų, nebepabėgai. Einam į terasikę, pažiūrėsim vaizdas nuo stogo koks. Fū, jau prakaitas išmušė. Vau, jūra matosi. O, žiūrėkit. Čia iš karto yra mečetė vietinė mažytė. Ir va, maistas, sakau. Ir vaizdas į senamiestį, Suso. Gražu, tikrai labai panašu į Maroką. O, matosi. Dar tolumai keletas tų minarėtų. Ir ten toliau jūra. Sulaukiam, žiūrėkit, kokios arbatėlės skanios. Dar tokios nematėsi, negerės. Kokie padžiukai gražus. Padžiukai jo, reikės nusipirkti turbūt tokį namo parsivežti. Ir kažkokių dar va česnakų, čia nežinau, kas čia. Kokių česnakų? Snakų. Česnakų pasigirdo. O kas ten per padukų tiek, kam šitų padukų tiek? Vandenukai. Ai, vandenukai. Ir laukiam dar, užsisakėm kažkokių vietinių briks, nežinau kas per briks, kažkokią kaip duonytę su kažkuo įdaru, tai to atneš ir ragausim, žiūrėsim. Ragaujam arbatą kaip ant skonio. Nu. Čia žiūrėk riešutukų kažkokių tai. Skani su mėta. Kaip mėtas stipriai jaučiasi. Nugi. Tas vanduo.
Vanduo čia, jeigu ką. Nu jo, saldžiai tokia, kaip jie. Saldžiai mėgsta, kaip ir Marokė, ten cukraus prisideda, daug mėtos. Bet ir riešutų, žiūrėkit, čia visokių, anakardžių, lazdyno, graikiškų riešutų. Nu ką tu dar? Pirmą kartą tokia arbatą, ką? Ir ragaujam, kas čia per skanėstas, kažkoks labai saldus jaučiu. Saldu? Biškai panašu į balaklavą. Saldu? Ne. Aš tai nemanau. Ne, nesaldu, žinau. Duok biški man. Kaip medolis, ne medolis biškai, kažkas gal primena. Ne, saldu, sako. Ne. O dievulėliau. Labai panašu į medolį. Saldumynų nemėgstu, tai čia yra labai saldu. Tai čia arbatą gerdamas gali ir pavalgyti iš karto. Atkeliavo brykas. Tai tas brykas va čia man kaip kažkoks blynas. Kas viduj, kažkokia varškė, asūris, citrina. Nu, ragausim. Ragausim. Atrodo labai riebiai atrodo. Nori gal nuimt rabą pirmą? Prašau kast. Prašau kast. O čia pripildyta citrinos? Nu taip. Kaip čia valgyt? Nu rankam taip išeina, jeigu nedavė šakučių. Aha, kiaušinis. A, kiaušinis čia nesūris? Aš galvoju, čia sūris. Okei. Blynas su kiaušiniu tiesiog. Okei, ragaujam. Ragaujam ir mes. Nežinau dabar, ar ta citrina čia tinka ant to blyną su kiaušiniu. Nu, bet jeigu davė šalia, tai vadinasi čia. Taip turi būti. Dainius sako, kad reikėjo rankas plauti su tai citrina. Eik tu. Labai riebu, bet ja. Toksai greitas pusrytukas. Bėga kiaušinis. Va, Tai va pirmas toks daugmaž vietinis patiekaliukas. Kiek duodam? Kokius 6. Ne, tu irgi 6? 8. Nu, aš, jeigu nebūtų toks rebus, tai duočiau 7. Nu, užkandom, keliaujam toliau. Sumokėjom gan, sakyčiau, nepigiai. 20 eurų kažkur išėjo už tos dublynus, 4 arbatas ir 2 buteliukai vandens. Ką dabar judam žemyn ir judėsim link tos pilies, ar kaip ten, žinau, pilis, ne pilis, pasitiksinsiu paskui. Lipsim į bokštą ir pažiūrėsim į miestą iš viršaus. How much this? That's same, the 50 hours. 50? Yeah. Oh, mama's house. Žiūrėkit čia. Nu. Kas čia lempa? Jo, žibalinė lemputė. Gal geriau lempą įmam negu šitą. Kitą gal dar panaudosi, ne? Nu, čia galima, jo, dar. Is it working? You can use, yeah, put in, Yeah, from the petrol. okay, gazolinį. You take then petrol, you take so. Bet čia unikali tikrai parduotuvė, čia viskas matosi, kad rankdarbiai. Man patinka tokie senoviški dalykėliai. Čia va pafilmuoju, pažiūrėk, kas čia per tokią Aš paėmiau šamankę. kitokį. Čia va žiūrėk didesnė. Čia gal žinai, kad būna prieskinė malt gal. Yeah. Very old. Sako 200 metų, tai nežinau, čia tikėt ar ne. Bet... Yeah, the small. You have the big here. Same that one. Big. We have big. But that's very old is small. Yeah. That's from the Spices. salad or the, yeah. Salt and pepper. Nu, užėjom dar vieną kavinę, atsigersim kavos. Tokia vėl autentiška, mažytė. Kaip sako, labai sena čia, senamiesčio. Toks pusiau rūsys, langelis va, lubose. Nu ir va, toks va dizainas, gražus mėlynas, pagalvėlių. Atsigersim žmogus arbatėlės, kavytės. Jo, nepaklausim kainos. Pasakys 5 eurų iš paduką. Va, kokie žibildė, žiūrėk. Senoviški. Kaljaną galit parūkyti, kas norit, kas rūkot.
Gerai, lauksim kavos. Ką čia pirkai? Barškalinį, o tai bus muzikos, jau. That's a specialty only on Tunisian. You don't find another Arabic country. It's very good. That. Wow, thank you very much. Kavutę ir įlašina kažkokį apelsinų vandens, kaip jis sako, orange water. Niekur Tai, nerasi kitur. Baby. nu kas čia maivosi dabar? Niekur kitur nerasi. 5 dirhamai, tai čia bus euras, nu, euras 80 kažkur. Bet labai svarbu. Oksana arba čikės vėl mėtinis. Tata pirmok mane. Sakai tokia karštai gerą? Pirmok mane. Kažkoks kvapas nėra kvapas. Kardamoną, tai kava. Su kardamonu. Nu, tu kavos Skaniai labai. ekspertė. Keista. Vieną cukrus man įdėjo, nes aš sakiau, kad biškai Aha, man- įdėtų. Paragauk, Oksana. Tikrai skani kava. Tokia keista. Matai, čia su kardamonu, tai gal dėl to Labai tas stipriai skonis. sumalta. Kvepia tai Tokie milteliai biškai jaučiasi. Jo? Žinai, Nėra labai karšta bent jau man. Man tokie milteliai jaučiasi. jaučiasi. Aš kaip žinot, ne kavos toks mėgėjas, bet čia paragausiu. Nežinau, tas skonio man labai nesuprantu, koks ten turi būti geras, negeras. Aira geriau žino. Keistas, kažkokie milteliai burnoje jaučiasi. Tikrai kavos. Kardamono nežinau, kardamono plokštas vandas, bet Nesijaučia čia jokio. neblogas. Gerai. Man patinka. Jo, vien kvapas jaučiasi. O aš nesuprantu kvapą. Ką jūs darot? Jo, labai atrodo biškį tiršta. Kažkokia man čia labai šitam ramybė jaučia. Žiūrėk į mane. Nužiūrėjom dar į vieną suvenyrkę. Labai gražus toks pastas, žiūrėkit. Čia į antrą aukštą, čia laiptukai kažkokie ten jau apačia, į rūsį kažkokį gali nulipti. Laiptai kokie padaryti, žiūrėkit gražus. Oi, čia kad nenumesku nors. Vėl tokie siauri praėjimai kažkokie. Norėčiau tą žyną nusipirkti, bet jie čia netokie. Nes nėra viršų skylutės, kur dangtelis yra. Nes, kas žino, tai tas žynas turi būtent dangtelį skylutę, kad išeitų visi garai, kai gamini maistą. Va, tas žynas, bet nėra viršų skylutės. Ką, Hebra, einam į Kobros muziejų? Kanarėlė, čirška, narvelė. Ir susiradom kažkokį pakeliui El Kobra muziejų. Anatolijus viską papasakojo, tai aš dabar nepasakoju. Nepasakot. Reiktų sužinot, ką čia. Einam muziejų Kobros. Nu, tai sumokėjom bendroj sumoj 8-9 dinarus už mus. 4 vaikam iki šių metų nemokamai. Ir ką, nežinau, nedavė jokios brošiūros ar ko, kas čia, kaip čia, kas čia per muziejus. Bet ką, apeisim, nu kas. Kažkokia persijungimo būdelė. Neaišku, nieks neaišku, žodžiu. Niekas neaišku, nieks nieko nepasako, kas čia per muziejus. Apie ką. Žodžiu, pradedam eit, sakė, nuo viršaus. Ir paskui eisim į apačią. Čia kaip. Yra kambariukai jau tokie atskiri, čia kažkokius grūdus prieskonius sijoja. O, čia kažkokia rūbinė, karalienė, princesė jau. Kažkoks moteriškas kambariuks. Einu ten, dar vieną praleidau. Ten mūsų vestuvės buvo kažkur, ne? Turbūt kažkoks ten mervakaris. Čia vargoliai kažkokie, vargoliai. Čia pačiupsas, čia kokie didelis. Nu ir viskas, antrą aukštą kaip ir apėjom. Į apačią užeinam, turbūt vėl kažkokie kambariukai, viskas.
Ir nieks neaišku, kas čia ir kaip čia. Nu va, minaretas. Jau kažkaip senokai girdėjom šitas maldų, kvietimai maldas. Ryte buvo, bet dabar jau kiek laiko nieks nedainuoja. Čia, kai suprantu, šulinys. Ok, nu ir čia vėl kambarėliai. Čia vėl vergai kažkokie, darbininkai. Kažką daro, kažką dirba. Čia vėl kažkokie audžia kilimus. Va toks senoviškas aparatas kilimų. Ten dėdė siūlus kažkokius verpia. Ten virš, jeigu buvo mervakaris, tai čia bervakaris kažkoks vyksta. Hebrytė irgi arbatėlę geria, kažką tai rūka. Aptarinėja savo reikalus. Ok, viso gero. Sveikas, ką tu? Labas. Ką tu čia sveri, auksą? Kirpykla. Čia užsibūkinat į kirpyklą ir einat apsikirpt paskui. Čia vietinis raštininkas. Taip, čia yra kvepalų parduotuvė, ar čia gėrimų? Nesuprasi dabar iš karto. Kažkokių kvepalų. Ok. Čia pagrindinė scena. Ai, čia jau buvom, jo. Nu ir viskas. Kaip ir apėjom viską. Nu, ėjom ir išėjom iš to, pagaliau mečetė. O, štai ir pilis, ta, kur žadėjom eiti ir to įnaisim. Čia kažkokia, kai suprantu, pagrindinė gatvė Suso miesto. Eisim, praseisim paskui čia dar, o dabar einam, užlipsim į bokštą. Nu, po kiek bilietai? 8 denariukai. Žodžiu, 2,5 eurų. Beveik 3. Nu, taigi, kur mes čia atėjom? Čia yra, kaip rašo, vienas iš seniausių Suso monumentų, vadinamas Ribato. Viduramžiais Susa buvo žinoma dėl savo stiprios gynybinės sienos ir Ribat tvirtovės, kuri buvo naudojama tiek kaip religinių veiklų, tiek kaip gynybos vieta. 1574 metais miestas pateko į Osmanų imperijos sudėtį, nors didelė dalis vietinių gyventojų išlaikė savo autonomiją. 19 amžiaus pabaigoje, prasidėjus Europos kolonijinės plėtros laikotarpiui, Susa tapo Prancūzijos protektorato Tunise dalimi. Per šį laikotarpį miestas modernizavosi. Buvo nutiesti keliai, pastatytos naujos uosto infrastruktūros, tačiau vietinė kultūra ir islamo tradicijos išliko stiprios. 1956 metais Tunisui atgavus nepriklausomybę, Susa tapo vienu svarbiausių Tuniso miestų. Turizmas ir pramonė pradėjo sparčiai augti. Šiandien miestas garsėja savo gražiais paplūdimiais, istoriniu senamiesčiu ir kultūros paveldu, įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šiuo metu Susa miestas yra svarbus turizmo centras Tunise, pritraukiantis milijonus lankytojų iš viso pasaulio. Be to, mieste vystosi šiuolaikinė pramonė ir komercija. Tačiau istorinis paveldas išlieka svarbia miesto dalimi. Susa Medina, su siaurų gatvelių ir tinklų turgatvėmis ir mečetėmis, yra vienas geriausiai išlikusių pavyzdžių. Kaip arabų kultūra susiliejo su vietinėmis tradicijomis. Nu, užlipom į 3 aukštą. Čia vėlgi tik va, toks aplinkoje apėjimas, kažkokie gynybiniai tokie bokšteliai. Ir dabar lipsim, Oksana, čia žiūrėk. Nu ir lipsim į šitą pagrindinį bokštą. Sako, jeigu buvai Tunisijoje, reikia į šitą įlipti. A ne? Nu tai lipam. Lipam tokiais va, siaurais laiptukais. Čia jau prasilenkt būtų su kažkuo, nelabai. Va, taip aš einu. Jau trafikas. Nu. Oi, atsargiai galvą čia reikia.
matom, kiek šventų. O. Wow. Opa. Žiūrėk, ten kokia pilis. Nu ir va, aplinkui visas miestas. Gražu. Bet apie tą pilį nieko dar negirdėjau, nežinau. Reikia sužinot, pasižiūrėt, kas ten per pilis. Va, prasideda. Yra biški ir daugiau aukščių va tokių. Uostas šitoj pusėj. O, ir aplinkui eina visa ta tokia gynybinė siena. Ten. Čia toks jo, senamiestis Medina, tai čia yra, o čia va, šitoj pusėj vadinama Medina. Senas miestas. Nu, gražu. Turgelis, iš kur mes atėjom. O ten nelabai gražus vaizdas, šiukšlių primėtyta. Muziejais, kaip sakoma, bet pietus pagal grafiką. Eisim ieškoti, kur papietauti, ne? Žiūrėk, ten Airija. kažkoks. Ten restoranas ar kas? Ten? Stiklinis. Gali būt. Gali būt. Ateik pasakyti, kur mes dabar einam? Baseiną. Ne, Traukinį. ne. Traukinį. Ką tu norėjai, ką tik? Ledus? Ne. Kas pas mus pagal grafiką dabar? Pavalgyt? Pakūšat? Kaip tai ne? Einam valgyt. Jee! Ką dar pastebėjom Tunise, kad čia katinų yra begalės. Pažiūrėkit. Kas čia daros, čia katinam būdos kažkokios. Eik tu savo, čia ant galvų vieni kitiems sulipę. Tenai kas daros. Čiu. Hello. Čia čiunkia mamos papa. Pažiūrėk, pas vieną mamą kiek katinų. Nu. O Dieve, einam iš kitos pusės. Kur jie visi čia tuštinasi, man įdomu, čia turėtų būti kvapelis. Jiem tik reikia smėlio. Čia smėlio nelabai matau. Va, kiek čia jų. O Dieve, iškrytė kaip kokie. Eik tu savo. O čia močiutė kuičiasi šiukšliuose. O, matau kažkokį street foodą. Eisim ragaut kažko tai. Yes. Nu va, ir pagaliau atėjo tą minutę, radom kebabinę, šausiam vietinių kebabų. Kainos neblogos. 4,5, tai čia 2 eurų nekainuoja. Jo. O Dainius nuėjo į čia irgi dar vieną kebabinę tenai perka. Pasiimsim takeaway ir eisim kažkur tai pasidėsim, prisėsim. Pažiūrėsim. Dviguba. Žodžiu, prisėdom biškai kažkam parkelį, ale, po medelių. Pasiėmiau spicy kebabą. Ir jaučiasi tikrai, kad spicy. Kiek kainavo? 5? 11 už 2 smagiam. Pas mus po 5, tai 5 būtų. Euras, 7, kažkas tokio. Nu. Euras 7. Čia gali valgyti ir valgyti. Skanu. Kaip arė kebabas. Blyną valgau, bet aštrumą... Ir blynas irgi skanus. Aštrumas jau geras. Gerai, skanaus. Nu, užkandom ir dar sugalvojom praseit pro pakrantę. Čia va, daug piratinių laivų. Čia jau siūlo mums su katamaranu paplaukėt. Ir eisim dar, jaučiu, jeigu rasim ten va yra, jeigu matosi. Tokie parduoda kaktusų, keptų, kažkokių nekeptų, žiedų, nežiedų, žodžiu, eisim toj. Ragausim, desertui. Nu,
Laivai tušti. Turistų nėra. Biznio nėra. Kapitan Morgan. $7. Bet mūsų tikslas dabar eit. Atsargiai, Augustė, čia motorolerį važinė. Mūsų tikslas dabar eit va į vieną iš tų vežimukų. Čia popkornai. Surasti mums reikia kaktusų. Nu, daėjom iki galo beveik. Atėjom, sakom, žuvyčių pažiūrėti, o čia va, kokių žuvyčių, ko nenori. Meškiukai, pliušiniai, šluotos, batai, tapkės, o dieve, plastiko. Jo. Ne kažką. Tai neradom tų kaktusų, žodžiu, gal čia vėliau kažkaip vakare būna, nesuprasi. Buvo tik tai kukurūzai, o ne kukurūzai, popkornai ten. Popkornas ir buvo riešutukai šokolade. Ir čia kažkoks, va, čia jau įvažiavimas į uostą turbūt. O kiek tiket? I give you water, I give you water. Cheap, very cheap, $5. Žodžiu, jeigu norėsit prasiplaukėt, va čia ateinat į kioską, nusipirkat bilietą. Taip, mes parduosim. Jo, čia kiek kaina? Pigiai nebrangi, jo? $7. $7, va. Ir plaukėt su laiveliu. Dar nežinau į kur, bet kažkur pasiplaukėt. Special price, brother, for you. $6.50. Ok, judam tada mes kažkur, nežinau, gal į taksą jau ir judėsim į viešbutėlį. Ir susitiksim gal prie baseino, gal ir ne. Nu ką, štai ir grįžom į savo viešbutuką. Apie viešbutuką parodysiu, man atrodo, kitoj laidoj apžvalgėlę. Aš nežinau, ar čia daryti apžvalgėlę kambarį šiandien jums iš karto, ar kaip. Nu, davai, ant greičio parodau. Žiūrėk, rūbus sudėjau mums čia. Aš sudėjau. Tiesa, mes jau čia mūsų antrą dieną, vakar nefilmavom nieko, nes tokie pavargę buvom po naktinio skrydžio, mes čia atsibaladojom tik 3 nakties, tai jau mėgos, žodžiu, tokią dieną maudėmės ir sėmės, žodžiu. Nu ir ką čia tau kambarį padarė? Vau. Gulbelių. 2 gulbės. Biški, nukrėto jam. Nu, gražu tau, Augustė, Ir patinka. ardyt paskui gaila. Į širdelę. Kuku. Nu, ateik parodysiu. Ai, nu tai va, čia toks mūsų kambariukas, čia va balkonėlį turim. Tokį balkonėlį. Nu ir va čia vaizdas į jūrą, alė jūra, toks. Oi, ką? Ne į alę, į jūrą. Nu jūra, bet čia tokia, žinai, per palmes. Ten turim 2 baseinus, vienas čia, kitas ten, ir dar vienas yra vidinis. Vakar buvom irgi pirtelį, ten sėdėjom su dainiam. Ir einam dabar greitai, persingėm ir šokom baseiną. Prakaitėlį nusiplaus. O tai tol... Tai nežinau, gal dar susitiksim prie baseino.